Matėm karus, didybės vergus, karalius ir budelius, jie klupdo prieš mus. Ne širdyje, eiti iki galo, nugalėti arba mirti už tėviškę savo. Tėvynės labui. Esu kultūros atstovas, aktorius. Kodėl pasirinkai ateiti į Lietuvos šaulių sąjungą, kas tave paskatino? Na, sakykime, situacija pasaulyje, bet iš esmės senai turėjau tokių minčių kažkur šitoj sferoje kažkaip apsigraibyti, apčiuopti, pažiūrėti, kas tai yra. Visada galvojau, kad kažką suprantu, domėjausi kažkiek, bet atėjęs jau suprantu, kad toli gražu ne. Tai reikia žinių. Geltonas geltonas. Nes, va čia kiekvieno. Ryta visiems. Kaip miegoji? Kaip jūsų naktis? Aš kažkada galvojau, jeigu atvirai kalbant, ką aš daryčiau, jeigu ateitų priešas. Kai buvau jaunesnis, tai galvodavau, kad galbūt ir pabėgčiau kažkur tai į kitą šalį. Bet kadangi dabar jau nesu labai jaunas, turiu savo namus ir nenorėčiau bėgti, norėčiau likti ir norėčiau atstovėti savo namus. Tai tiesiog. Tik tai prisiliečiau, pastebėjau, kad čia rimtas reikalas. Galbūt jeigu kol tu nesi šitoj vietoje, šitose apmokymuose, tavo fantazija gali nešti tai, kad čia, toks tiesiog paprastas žaidimas. Bet štai turėjome medicininės užsiėmimus apie mediciną, apie taip, kaip suteikti pagalbą. Ir vienu taip prisilietimu tu jau supranti, kad čia labai rimti dalykai ir kad iš tikrųjų tai yra gyvybė, kur yra gyvybė ir kur tu turi padėti. Darosi nejuokinga ir tikrai norisi tada rimtai suprasti, ką reikia kažkokiai ekstreminiai situacijai daryti. Turim kliūti, kelią, kurį turime veikti. Ateina skyrius. Taip. Vamzdžiai. Esu valstybės tarnautoja, savivaldybėje dirbu. Šiaip esu socialinė darbuotoja. Atėjau čia dėl to, kad ieškau savęs, galbūt esu girdėjus labai gerą frazę, kad šeimoje turi būti vienas šaulys. Tai tiesiog šiandien taip ir yra, šeimoje esu vienas šaulys. Ar patikė? Iš ko galiu rinktis? Tai pavalgyti. Padaryti staigią pasą. Jisai atsisuks, perduos signalą, kad darys. Tai aš galvoju, pirmas dalykas tai pareiga tėvynei, pareiga artimui savo, įvykiai, kurie vyksta, politiniai įvykiai Lietuvoje, Ukrainoje, Europoje. Ir aš galvoju, kad kiekvienas vyras, kiekvienas žmogus turėtų gebėti naudoti ginklą ir gebėti ginti šalį savo. O Šaulių sąjunga tokia, kuri kaip laisvanoriška organizacija, kuri man atrodo kaip man asmeniškai galbūt priimtiniausia forma, kai aš galiu realizuoti šitą dalyką, būti ir mokytojas, ir būti tam tikrai struktūrai, būti su broliais ir sesė. Radom koordinatės, nusistatėm. Radom pagal tikslės koordinatės, nes nusistatėm gerai koordinatės. Kas buvo svarbiausia, kas buvo svarbu vykdant šitą užduotį? Svarbiausia koordinacija, susirasti tikslis. Ir atrasti tikslį maršrutą, kur keliauti. Tiesiog tamsoj turi atrasti tą tašką, žinai, bet reikia ir žinoti tą kryptį, kaip nueiti iki jo būtent. Norėjau išmokti, kad nelaimės atveju kažkokiu priešiškų jėgų, kad žinočiau, kaip elgtis. Ir apginčiau savo šeimą. Grindė lygiai taip pat irgi galvoju, kad tiesiog yra daugelis mūsų yra abejingų ir kartais laukiam, kad viskas, kas nutiks, tai čia kiti, kaip pakalbi su draugais, sako, aš išvažiuosiu, aš turiu kur iškeliauti. Sakau, bet jeigu taip atsitiktų, tai kaip tada, kas gins, atrodo. Tai va tas ir man lėmė, kad aš turiu likti, aš turiu čia pasilikti. O tai
Tai kad va, turiu, va, sakykim, parodyti pavyzdį ir kitiems, kad nėra čia, sakykime, tokių, kad tokių būtų daugiau mūsų. Gerai, linksma, kartais sunku, bet įdomu, daug visko vyksta, daug yra ko išmokti, pilnas. Kas jūs motyvavo ateiti į Šaulių sąjungą? Noras Kokie išmokti motyvai? taktinių įgūdžių, mokėti spręsti situacijas. Draugai yra dar tas, kad daugiau tų įgūdžių ir kad būtų pasiruošęs, jeigu reikės. Manau, visi gali ir prie visų prisitaikys. Pagrindė brolis. Ir meilę savo šeimą iš tikrųjų. Savo giminį visai. Jie mane privadina, taip tai esu muzikantas, muzikos terapeutų dirbu dar. Bet reikia ir noras kažką tai paveikti. Čia yra vienas iš geriausių būdų, vienas iš geriausių iššūkių, kurių kol kas patyriau fizinio ir morališko. Bet manau verta. Kaip šitas pratybas tau, kaip įvadinis kursas? Sunku, laikausi, bet kojas jau nebetempia manęs. Taip tai, nuotaika gera. Didžiąją dalį įvykiai. Didžiąją dalį įvykių. Dabar jau neturi teisės pasiduoti. Taip. Bravo, šaunuoliai!